Kokios gėlės yra perkamiausias? Tikrai tulpė, vienareikšmiškai. O kodėl būtent tulpė? O todėl, kad jau tradicija tęsiasi metai iš metų. Tikriausiai nuo tų laikų, kai aš dar buvau maža, gaudavau nuo tėčio tulpę, tai ir dabar tas pats tulpė. O labiausiai perka po vieną tulpę ar pokšteliam kažkokiam? Gal kažkur, kai brangesnis žmogus, mama, dukra, tai po daugiau. Bet kad būtų nepamiršti ir, žodžiu, svetimi kaimynai, tai paima ir po vieną, nes jų daug yra. O palyginus su pernai daugiau gėlių pirko ar šiemet? Tikrai galiu pasakyti, kad vyrai moteris mylėjo pernai, myli ir šiemet. Ar užteksit gėlių šiais metais? Labai tikimės, kad užteksim. O ar pabrango gėlės nuo praeitų metų? Ne, tikrai ne. Svyruoja gėlių kainos, bet 2 litai, gal šiek tiek pakitė. 2 litai pernai turbūt buvo, jeigu aš gerai pamenu, šiemet 2,5 prašom, bet padarom ir nuolaidų tikrai. Nebandyk girti mintaugai. Galima pasėdėmis. Labai ačiū. Ačiū labai. Ačiū Vaidai. Jėzus Marija, dabar ačiū labai. Ar jau pasveikinote moterį su moters diena? O, kaip matot, ruošiuos. Šiuo metu mamą pasveikinau. Ar kiekvienais metais sveikinate su moters diena? Būtinai. Kiek atsimenu save, visada sveikindavau iš tarybinių laikų. Tokis paprotys atėjęs, o dabar matau irgi patinka, taigi sveikinu ir toliau. O kaip vertinate šią dieną? Manau, kad tai turi būti šventė tiem, kurie nori ją švęsti. Taip, kad pasveikinti bet kurią moterį šiais laikais rizikinga. Galbūt jai tai nepriimtina. Taigi, pavyzdžiui, sakykime, kaip savo Facebook paskyroje sveikinsiu, tai sakysiu tiem, kam šventė, tiksliau tom. Tai va, toks požiūris būtų. Kas nori švenčia, kas ne, tai jam įprasta diena. Aš, kaip matot, švenčiu. Oi, ačiū. Kaip ačiū, kaip smagu. Ačiū labai. Dar vieną merginą. Va. Opa. Su gražia pavasario šventėjus. Ačiū labai, ačiū. Su šventė. Ta mergina pabėga irgi būdėjo pasveikinę. Įimam po krepšo. Tai ką mes važiuojam? Norim su ateinančia šventė pasveikinti. Su kovo 8-ąją. Močiutė, geros nuotaikas jums. Sveikatos. Smagiai praleisk laiką su pavasariu. Gerai, sėkmės jums. Su kovo 8-ąją. Kovo 8-ąją. Geros nuotaikas susitikti dar. Sargiai. Aš nežinau, kur dabar dedam, kaip čia dedam. Girdėjom, kad rytoj kovo 8-oji bus. Ir norim pasveikinimų. Jūs ir palinkėti. Ir geros nuotaikos jau. Galima ir Nanda pabužiuoti. Geros nuotaikos. Geros nuotaikas, stiprybės. Su ateinančią vasarą ir pavasarį. Dėkuoju. Ačiū labai. Ačiū labai. Ar jau pasveikinote moterį su moters diena? Tuoj pat pasveikinsim. Ar kiekvienais metais sveikinat? Taip. O kaip vertinate šią dieną? Nu tai yra šventinė diena, šventė ir moteris reikia gerbti, mylėti ir čia niekas, nu, taip kaip priklauso. Aš skaitau, kad tai yra teisinga šventė. Ačiū. 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 Geros dienos ir geros šventės. Dėkui. Geros šventės jums ir geros dienos.
šventės. Sveikinam. Ar jau pasveikinote moteris dieną? Nu taip, nors, aišku, visų nepasveikysi, bet savąją tai pasveikinam. Ar kiekvienais metais sveikinat moteris? Taip, tai tokia, sakyčiau, šventė vien pagrindinė moterims, kur galima įteikti ir gėlytę, ir gerą žodį pasakyti. O kokias dienas gėlės dažniausiai dovanojat? Moters diena tai yra tulpė populiariausia, sakyčiau, gal. Aš tom tradicijom daugiau laikaus, kaip išauklėjau mama, supranti, nuo vaikystės ir tiek. O kaip vertinate šią dieną? Nu, kai šią dieną, tai ypatingai, va, ir saulė šviečia, ir ta šventė tokį gražesnė pasidaro nuo to. Ką, kad... Kaip daugiau galiu pasakyti, supranti, gera šventė. Moterim labai ypatingai. Ar jau pasveikinote moteris dieną? Taip, pasveikinam. O kokią gėlę įtikėt? Tulpė. Ar kiekvienais metais sveikinate? Stengiuosi. O kaip vertinate šią dieną? Nu, pavasarį šventė tiek. Su tarptautinė moters diena. Taip. O kas pasveikino? Tai ir tėtis pasveikino, ir kolektyvė pasveikino, ir vyras pasveikino. O kaip vertinate šią dieną, šias visas sveikinimo tradicijas? Nu tai bent kartais moteriai reikia pasijus gerai, tai vertinti tikrai gerai. Pasveikino su tarptautinė moters diena. Taip, pasveikino, ačiū. O kas pasveikino? Oi, daug kas pasveikino, draugas, tėvukas, švageris, vienas, kitas, daug. O kaip vertinate šią dieną? Puikiai, svarbu, kad oras geras. Ar jis jau pasveikino su tarptautinė moters diena? Ką tik gavau gėlytę. O kas pasveikino? Maksimas darbuotojai. Kaip vertinate šią dieną? Gerai. Ar patinka, kad moteriams yra skirta būtent tokia diena? Tai aišku, kad patinka. O kam nepatinka gėlių gauti?